pasakyti, aš taip suprantu, kad ponė nori pasakyti, kad jeigu valdžia Čia yra reguliavimo krizė. jeigu valdžia nereguliuotų, tai viskas būtų Ne, gerai. aš turiu pasakyti, kad turi būti grįžtama prie rinkos saugiklių. Valdžia suteikė komerciniam bankam privilegiją laikyti dalinės atsargas. Jeigu aš ateinu su šitų pinigų ir pasidedu indėlį banke ir pasakau, kad aš noriu bet kada naudoti šitais pinigais, atsidarau einamąją sąskaitą, tai aš tikiu, kad tie pinigai banke guli. Bet ne, jų bankė nėra, nes bankų yra leista laikyti Europos Sąjungą tik 2% šitų pinigų. Ir tai pinigų bankai gavo privilegiją, tą privilegiją suteikė valdžia, tai aš manau, kad tokios privilegijos neturėtų būti. Žmogus iš tikrųjų galėtų pasirinkti laikyti pasaugos indėlį, kad kai pasidėjo pinigus, kad jie ten ir guli kaip seife. Tai visų pirma, bet tas dereguliavimas turi būti siejamas ir su privilegijų naikinimu. Tvarkoj, ar nori atsakyti? Aš tik matau, kad mes įsiveltume į didžiulį pokalbį apie bankų funkcionavimą. Čia jūs turite omeny multiplikatoriaus, turbūt šitas funkcijas ir taip toliau. Daliniai rezervai. Taip, bet čia jau reikėtų daug aiškinti. Grįžtam mes prie mūsų pinigėlių. Aš kaip būsimas pensininkas, uždirbantis 2000 litų, noriu žinot, ar ta dalis, kuri nueina į privačius pensijų fondus, turi nors kokią garantiją, kad po 340 metų aš ją atgausiu. Galiu aš jūsų paklausti, o jūs pasirinkote pensijų fondą? Aš noriu, po šių mūsų pokalbį rinksiuos. Aš dar nesu tikras, ar apskritai verta. Bet jūs esate vardenis pavardenis, jau žmogus ne pirmus metus gyvenantis ir nesirenk. Ar jūs pasirinkot? Ar jūs esate kokio nors... Kaip aš galiu rinktis, matydamas šitokią... Jūs pasitikite Sodrą. Šitokią krizę aš matydamas, jūs man siūlot atiduoti savo pinigus nežinia kam. Sakykime, aš nieko nežinodamas pasirinkau. Pradedu nuo to, kad yra žmogaus apsisprendimas. Ar jis lieka Sodroje su visom įmokom? Šitą nežinau. Ar jisai renkasi privatų pensijų fondą. Tai tokia apsisprendimo žmogui laisvė yra suteikta. Aš labai norėčiau... Tie, kurie labiau pasitikė Sodrą, valstybinė sistema, pay as you go, kuri gali išmokėti tik tiek, kiek surenka, dabar matom, kaip ne pensijų fondų skilės kaišo, o Sodros skilės kaišo pensijų fondais. Tai kas pasitikė tokią sistemą, prašom, tiems visos galimybės yra likti. Bet aš, jeigu galėčiau, tai išeičiau su visais 34%. Gal mes ir išeisim, bet pirmą jūs man išsiaiškinkim. Į labai paprastą klausimą. Štai privatus pensijų fondai, tarkim, kad ten aš nuėjau, jie mūsų pinigus naudoja pirkdami ką, pasakykit. Vertybinius popierius. Vertybiniai popieriai. Akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Tai yra arba vyriausybės leidžiamos vertybiniai popieriai. Privalo diversifikuoti savo investicijų popierius. Arba jie perka įmonių akcijas. Tai yra reglamentuojama. Taip. Reikalavimas yra diversifikuoti. Tai va šitą ir pasakykim visiems būsimiem pensininkam, kad už jūsų pinigus yra perkamos akcijos arba vertybiniai popieriai. Arba kredituojama valdžia, perkami vyriausybės vertybiniai popieriai. Arba taip, vyriausybės. Tai yra toj pačioj. Tikintis, kad Lietuvos vyriausybė ir valstybė nesubankrutuos, kaip Latvija. Tai Latvija dar nesubankrutavo. Tvarkoj, dabar eikim prie kainos. O už kokią kainą yra perkamos, paimkim tas pačias akcijas. Aš skaitau, kaip šiek tiek skaitantis būsimas pensininkas, pasidomėjau ir štai ką man rodo. Pensijų fondai perka akcijas tuo metu, kai jos yra gerokai pervertintos. Perka rinkos kainą. Taip, jos perka dabartinės rinkos kainą. Ar jūs pasitikite kainos fenomenu, rinkos kainos fenomenu? Kai perkate pieną, duoną, kėdes, stalus, ar pasitikite tą kainą, ar jūs sakot, o pervertintas yra dalykas? Ne visai tas pats, nenorėčiau sutikti, kad pienas ir akcijos yra tas pats. Specifika prekės visada yra. Aš duodu dar vieną savo abejonę. Kainodaros mechanizmas universalus. Palauk, po vieną. Aš tiesiog noriu išsakyti abejonę. Kas man kelia abejonę? Perkant akcijas. Aš pasižiūriu, sakykime, dividendo santykį ir kainos. Ir aš matau, kad akcija duodantį dividendus ir jos kaina skiriasi keliasdešimt kartų. Taip. Tai jeigu aš būčiau biznierius, aš niekada neinvestuočiau į tokį biznį, kuris atsiperka po 50 metų. O akcijų santykis, perkant akcijas, yra būtent toks. Kartais jis siekia 100 metų. Paimkim net Lietuvos, nevardinsiu konkrečių objektų, bet yra vienas bankas, pavyzdžiui. Bet nebūtinai iš dividendų akcininkas gyvenas, gali parduoti akciją tą rinkos kainą ir gauti. Jeigu gali. Taip, tai dabar grįžti. Tai, ponia Rūta, mes sutarėm, kad į dividendus perkant akcijas praktiškai yra nežiūrima. Šiuo metu.
aš manau, kad tie investuotojai, kurie valdo pensijų fondą, jie žiūri viską. Kaip jie priima sprendimą, tai yra jų profesionalumo. Kada mes žiūrim Nasdaqo arba Dow Joneso indeksus, ten niekada nėra sakoma apie jokius dividendus. Ten tik yra rodoma akcijų kainos pokyčiai. Bet žinoma, kieno tai akcija yra, kokios bendrovės, ar kokiu bet akcijas yra perkamos tik tais įvertinus pačios akcijos brangimą. Jūs, manau, kad neteisus esate. Mes čia turėtume pasikviesti investuotojų ir paklausti, kaip jis priima sprendimą. Mes ir pasikviesim. Technikos, profesionalumo klausimas. Bet Rūta, žiūrėk. Ne ekonominis tai yra klausimas. Bet mes turim ir situacijas. Aš darau kitokią prielaidą. Sakykime, turim Enroną, ar ne? Krizę. Taip. Kada taip pat akcijos gulėjo rinkoje laisvai, kiti protingi vyrai, turiuomenį Andersoną, ne? Įvertino viską. Ir treti protingi vyrai, kurie vadinosi biržos makleriais, pirko šitas akcijas, tarp ir pensijinius fondus, ne? Ir viskas buvo gražu. Visos fiškės buvo sustatytos vietose. Klaidų, aišku. Aš pasakau, kas čia ne apie klaidas eina kalba, čia apie principą. Palaukit, tai buvo klaida, ar ten buvo sisteminis dalykas? Ne, čia buvo žulikystė, o ne klaida. Žulikystė. Bet žulikavo tai stulpas laisvosios rinkos. Arthur Anderson firma, tai buvo ir Vilniuje čia, rėmėsi visi, o jie dengė Enrono žulikystės. Ir jie sukėlė dirbtinai to Enrono akcijų kainą. Tai jie iš to turi pasiekmes. Tai už klaidas ir už piktadarystės yra baudžiama, bet tai nėra tai nėra rinkos įda. Ne, palauk, davai pasižiūrėkim kitaip. Čia ne rinkai reikia priskirti šitas savybės, o piktiems žmonėms, kurie tai padarė. Juk jau keliasdešimt metų akcijų kaina yra visiškai nebepririšta prie dividendų. Aš jau tada pasiremsiu autoritetais kito rango. Prasidėjus kriziai, Sarkozy ir Merkel, Prancūzijos ir Anglijos ir Vokietijos pirmi asmenys, kėlė tą patį klausimą. Kokia yra tikroji akcijos kaina? Ir jie irgi tą patį sako. Galima ryštis tik prie dividendų, nes pačią akcijos kainą galima įvairiais reklaminiais būdais išpūsti. Ir kur yra mano abejonė, kai būsimo pensininko? Tie privatus pensijų fondai perka akciją šiandien, kai jų kaina yra išpūsta va šituo dirbtinu būdu. Ir dėl to tikėtis, kad jinai ir toliau brangs, norėčiau, bet labai sunku. Galite pasirinkti konservatyvų fondą, kur yra mažiau akcijų, galite investuoti obligacijas, kur yra fiksuotos, ar ne, pajamos. Arba vyriausybės. Bet dabar aš su akcijomis yra problema. Aš nesureikšmiu, nesakau, kad tai yra tobulas dalykas. Su įmonių akcijomis yra bėda. Apskritai, su ribota atsakomybė įmonių yra bėda, nes tai vėlgi yra valdžios privilegija. Kas leido įmonėje veikti kaip uždarai akciniai bendrovė arba akciniai bendrovė veikti kaip ribotos civilinės atsakomybės vienetui? Kas leido veikti? Kas suteikė tokią privilegiją? Teisės aktai. Teisės aktai suteikė tokią privilegiją. Tai, kad vyksta įvairių piramidžių statymai, kad įvyksta Enrono klaidos, tai yra iš dalies ir ribotos civilinės atsakomybės nuopelnas, kuomet akcininkai neatsako savo turto, atsako tik tuo, ką įdėjo akcinė bendrovė, tai yra nedidelė dalimi. Jeigu nebūtų šito instituto, kuris yra valdžios kūrinys, ne rinkos, valdžios kūrinys, tai aišku, investicijos į tokias akcijas su pilna akcininko atsakomybė būtų žymiai saugesnis. Bet tokių akcijų nėra šiuo metu rinkoje. Taip, nėra, dėja nėra, galima... Bet mes kalbam apie sistemą, kuri egzistuoja. Aš tiesiog šituo atveju sakau, kad tam asmeniui, kuris, tokiam kaip jūs, kuris tiki dividendais, netiki akcijų kainą ir tame yra dalis tiesos, reikėtų, rinktis konservatyvesnį pensijų fondą. Tam pensijų fonduose yra lankstumo galimybės. Gerai, bet pažiūrėkime iš esmės šito reikalą.